Sveiki, šiandien jums parodysiu, kaip įsidiegti ESET į savo kompiuterį po jo nupirkimo. Atsidarome savo naršyklę. Paieškos laukelį įvedam savo pašto dėžutės adresą. Jame atsidarome laišką, kurį gavote iš ESET, nupirkus ESET prenumeratą. Laiške paspauskite juodą mygtuką prisijungti prie ESET Home ir būsite nukreipti į ESET Home paskyros registraciją. Matysite, kad elektroninis paštas yra automatiškai prisegtas, jums tai reikia susikurti slaptažodį, kuris atitiks žemiau parodytus kriterijus. Po visko spaudžiame sukurti paskyrą ir būsite nukreipti į įvadą. Šioje vietoje galite paspausti 3 kartus tęsti. Paskyroje automatiškai bus pridėta jūsų prenumerata, jums ją tai reikia pasirinkti ir pasirašyti savo vardą bei pavardę. Šioje vietoje galite pasirinkti, kas naudos šią prenumeratą, tai jeigu naudosite tik jūs, pasirinkite tik savo, jeigu jūsų prenumeratai priklauso daugiau įrenginių ir norite apsaugoti kitus asmenis, pasirinkite savo ir kitų. Dabar renkamės, kad nustatyti apsaugą norime tik šiame įrenginyje. Dabar spaudžiame mėlyną mygtuką antivirusinės programos atsisiuntimas ir matysite viršuje dešinėje pusėje ESET pradės siųsti diegimo paketą. Palaukiame, kol diegimo paketas atsidarys ir galime pasirinkti norimą kalbą. Šiuo atveju renkamės lietuvių. Spaudžiame leisti viską ir tęsti, bei pakeičiame įrenginio pavadinimą į savo norimą. Jeigu ateityje pakeistumėt kompiuterį, bus paprasta ESET Home paskyroje atskirti, kurį įrenginį galima atkabinti nuo prenumeratos. Dabar beliko sulaukti, kol ESET įsidiegs į kompiuterį, diegimo procesas įprastai trunka apie minutę laiko. Po diegimo spaudžiame atliktą, ESETas automatiškai pats atsidarys, papildomai nieko daryti nereikia. ESETui atsidarius, nukeliaujame į naujinimas skiltį, palaukime, kol ESET pats atsinaujins, šis procesas taipogi trunka apie 2 minutės. Kai ESET atsinaujins, galime nukeliauti kairėje į įrenginio nuskaitymus skiltį ir matysite, kad ESET pats automatiškai pradėjo kompiuterio nuskaitymą, tad rankiniu būdu to daryti tikrai nereikia, jisai jį praskenuos ir jeigu ras neatitikimų, jūs informuos bei juos pašalins.